ir sveiki visi, su jumis aš Nujuksas ir aš norėjau pasakyti, kad šiandien bus pirmas video, kuris nevyks planuose. Aš noriu, dabar bus mano video visada šeštadieniais. Ką daugiau? Na, aš norėjau sukurti tą video todėl, nes kad pasakyti jums svarbią naujieną, dabar visada vyks video šeštadieniais. Ką dar norėčiau pasakyti? Laukite šeštadienį video, ateinantį tikrai bus, tikrai aš manau, nežinau tikrai, bet manau, tikiuosi, kad bus, tikiuosi, kad bus. Aš gal nufilmuosiu, bet įkelsiu šeštadienį. Na va, aš manau šeštadienį. Ir aš šiandien norėjau su jumis pasikalbėti apie tai, kad aš neturėjau laiko paprastai filmuoti. Paprastai neturėjau laiko filmuoti video. O dabar aš norėjau jums parekomenduoti Aroidą LT. Jisai yra mano klasiokas ir pasižiūrėkite jo video. Aš nežinau, aš nemanau, kad jūs esate prenumeravę. Tuoj. Aroidas LT. Aroidas LT. Vat, jisai čia filmavo visokius video. Mes galime pasižiūrėti kažkokį. Vat, pirmas. Ką galiu pasakyti? Vat, Spronky. Garsas nėra geriausias, bet jis yra. Aš norėčiau parekomenduoti. Va, taip. Jau pasakyti, kad mes šeštadienį aš išleisiu video su Spronky. Aš nesu žaidęs to žaidimo. Pažiūrėjau aš Aroidą LT. Pamačiau, kad jisai kelis kartus žaidė Spronky. Yra epizodų su Spronky. Jisai irgi biški kitokių video filmuoja. Tai vat, nežinau. Kaip jums, aš užprenumeravęs esu. Išjungti. Vat reikia, nesvarbu. Dar, jeigu kas nežinote, šiandien aš norėčiau, kaip sakant, paminėti, kad mano kanale bus greitai jubiliejus. 20 subscriberių. Kviečiu visus, pažiūrėti video šeštadienį, bet tai nebus streamas. Paprastai, video išeis, aš tikiuosi. Manau, tos video išeis. Tas video išeis, žinot kada? Šeštadienį. Kada susirinks, aš padarysiu, gal aš nestreamą, bet padarysiu. Kažką, kad paminėti jubiliejų. Aišku, nežinau, ar mes stipriai paminėsime. Normaliai pažiūrėsime. Mes dabar, 17. 17 prenumeratorių, 4 vaizdo įrašai. Matote, aš neturiu daug vaizdo įrašų sukūręs. Čia jau prieš 2 mėnesius, 4. Čia labai seniai, žiūrėkite jūs irgi. Prašau. Maldauju. Tai vat. Taip, ir aš norėčiau pasakyti, kad prenumeruokite irgi Aroidą LT. Ir žiūrėkite mano kanalą, prašyčiau, tikiuosi. Tas video išeis, kur aš dabar, tai jisai šiandien įvyks. Aš visi niekada žaidžiu iš tikrųjų. Pažiūrim tą video. Nujuksas ir šiandien aš žaisiu Minecraftą. Tu kurmis skeletas. Tu nigeri. Aš iš
nepatinka skeletonai. Bet Nekenčiu dabar visų išeis dar mobų. geresni video, tikiuosi. O, papa, mūsų stogas. Nu, daug geresni. Aš noriu padaryti. Bet aš nemoku redaguoti, bet aš kažkada tikrai išmoksiu. Ir tikrai bus toksai video, kur aš nuredaguosiu. Tai va. Aš norėčiau ką pasiūlyti. tą Aroidą žiūrėti irgi. Ne tik mane, jisai turi 30 prenumeratorių, kaip sakant, sveikinu su jubilieju. Jisai 5 valandą, ne 5, 3 valandą prasidės jo live ten, kur galėsi pažiūrėti. Aš dabar lauksiu, kol jisai padarys. Tai vat, dabar laukiu, kol padarys. Ir sugalvojom sukurti jums video. Ką galime žaisti? Nieko, aš noriu taip pasikalbėti ir paskelbti taip, kad dabar tie video bus, jau dažniau. Šeštadienis, visada šeštadienis. Žiūrėkite šeštadienis, nežinau, kelintą valandą visada išeis, koks skirtumas, kada turėsiu. Bet šeštadienis jį tikrai išeis. Tai vat. Ir aš norėčiau dar parekomenduoti, neparekomenduoti, bet pažiūrėti tokį, gal jisai sukūrė jau, nežinau. Mano irgi yra toksai vienas draugas, kur jisai, man rodos, pradės kurti video. LT. Tai va, jisai pradės, čia jau bus pirmas video. Tai va, Sniegius tikriausiai dar nesukūrė. Tai va. O dabar mes pažiūrime apie Aroidą. Trumpą video. Ta pažiūrė. Sveiki, su jumis sveikinasi Aroidas LT. Sveiki sugrįžę atgal į mano kanalą. Aš jau, žinokitės, neapkūriau video 9 mėnesius. Mano paskutinis video buvo Dragon Ball Z Kakarot lietuviškai 4 epizodas. Nebeprisimenu pavadinimą, nes labai buvo ilgas laikas. O pagaliau aš sugrįžau prie savo kanalo. Ir matot, to jums papasakosiu viską. Matot, čia mano A raidė, bus mano naujas logotipas. Jau pasikeis nuo to futbolo kamuolio kažkokiam. O matot, first year anniversary. Tai reiškia, kad šits jau kanalas jau 1 metą turiu. Ir vasario mėnesį buvo pirmas video. Čia bus labai trumpas. Tai prieš video nepamirškite prenumeruoti, pakelti nykščius į viršų, komentuoti, padaryti, pajudinti varpelį, kad aš sugrįžau atgal. Džiaukitės. Matot, tai čia pirmas year anniversary, tai čia jam jau 1 metuks tam. Ir mano pirmas video buvo Minecraft lietuviškai epizodas 1, kur buvo, prisimenu tą video, kur prieš 1 metą, kaip aš ten nukritau. Aš nebeprisimenu pavadinimą, bet prisimenu juokingus dalykus. Pavyzdžiui, kaip mane susprogdino Creeperis. Mane nužudė Endermanas ir kai nukritau nuo klifo, bandžiau šokti į vandenį, nes mačiau village'o ir šokau ant žemės. Jo, čia buvo labai juokinga. O dabar naujienos. Aš jau kuriu, kad aš
Ką? Ar rimtai? Ok. Jo. Kas per? Au. Tiek to, palaukit, uždarysiu duris. Tai pradedam su naujienom. Naujienos yra, kad aš jau editinsiu video. Pavyzdžiui, įdėsiu muzikas jau. Antra naujiena, žaisiu beveik kokius žaidimus. Ir trečia, kursiu daugiau live sabirius. Įsivaizduokit, čia naujas naujienas, tai turėtų kadaus būti įdomesnis lietuviams. Wait, kur čia? Paslaptis? Čia paslaptis nuo visų. Tik jums, žiūrovai. Išleisiu kanalą soon, kur jums patiks. Aš nesakysiu spoilers, bet pasakysiu kada. Nu tai jo, čia buvo pirmas video. Žinau, labai trups, bet labai džiaugiuosi, sugrįžau atgal. Dėl to šiandien sukursiu žaidimą apie Robloxą. Tai jo. Tai nepamirškite prenumeruoti, pakelti nykščius į viršų, komentuoti, bendrinti ir pajudinti varpelį. Ir pasimatysime kitame epizode. Iki. Na štai ir video baigėsi. Ir kaip matote, aš nežinau, ar jums patiks. Pabandykite, pažiūrėkite. Va štai vadinasi Aroidas LT. Didžiusis. Na, bet Aroidas LT. Nežinau, ar jums patiks, ar jums nepatiks, bet pabandykite. Na, o mes jau prieiname prie video galo. Ir kaip Aroidas sakė, nepamirškite prenumeruoti mano kanalą.